Policija linkusi didinti algas valstybės tarnautojams. Rusijos Dūma pritarė prieštaringai vertintam cenzūros internete įstatymui. Nacionalinis dramos teatras rudens sezonui ruošia 4 premjeras. Žinias rengiame remdamiesi žinių radijo korespondentų Bernes Autos ir užsienio agentūrų pranešimais. Valdančiosios koalicijos atstovai Seime sutarė, kad nuo kitų metų reikėtų didinti pareiginės algos bazinį dydį, derinti politikų, teisėjų, valstybės tarnautojų, karių atlyginimus. Pasak Tėvynės Lietuvos Krikščionių demokratų frakcijos seniūno Jurgio Razmos, tam pritarė ir liberalcentristai bei liberalai. Konservatorių seniūnas teigia, kad tikslų skaičiavimo, kiek reikėtų papildomų lėšų, įtaikyti 10 ar 20 litų nėra, tačiau pasak jo kalbama apie kelis šimtus milijonų. Razmos teigimu kalbėti apie viso dydžio atkūrimą iki 490 litų nerealu. Vyriausybė birželio pabaigoje svarstė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą projektą, pagal kurį pareiginės algos bazinis dydis 2013-aisiais liktų 450 litų, tačiau sprendimas tuomet nebuvo priimtas. Premjeras Andrius Kubilius sako, kad Ignalinos atominės elektrinės uždarymo programą teks peržiūrėti, o uždarymo darbai vėluos, jeigu Europos komisija neskirs pakankamo finansavimo projektams. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi skirti adekvatų finansavimą visam uždarymo procesui ir paskaičiuoti, kiek tokiam milžiniškam projektui, tokiam milžiniškam procesui, kiek reikia skirti pinigų. Taip pat tai gali padaryti ekspertai. Pati uždarymo kaina yra pakankamai gerai žinoma, ne vieną kartą svarstyta įvairiuose forumuose ir donorų konferencijose. Yra kitas klausimas, ką turėsime daryti, jeigu pasirodys, kad nėra galimybių ir Europos Sąjunga neranda tokių resursų skirti pakankamą finansavimą, taip kaip buvo numatyta, kad galėtume pagal patvirtintas programas visą uždarymo procesą ir tinkamai realizuoti. Tokiu atveju be abejo reikės peržiūrėti uždarymo. Akivaizdus dalykas, kad kai kurių darbų negalėtumėm įgyvendinti numatytais terminais. Lietuva jau ne kartą yra sulaukusi priekaištų dėl neva neefektyviai panaudotų atominės elektrinės uždarymo darbams skirtų milijardų. Šiuo metu į uždarymo projektų finansavimo klausimus gilinasi į Lietuvą atvykusi Europos parlamento delegacija, savo įvertinimą žadanti paskelbti rytoj. Generalinė prokuratūra teigia, kad tyrimas dėl galimai veikusių CŽV kalėjimų Lietuvoje gali būti atnaujintas paaiškėjus naujoms esminėms aplinkybėms. Lietuvos teisėsauga taip pat pranešė atsakiusi į klausimus, kuriuos pateikė tyrimą atnaujinti raginantys europarlamentarai, tačiau susirašinėjimo turinio neatskleidžia, motyvuodami tuo, kad pagal įstatymus nutraukto ikiteisminio tyrimo duomenys neskelbiami. Na, o premjero Andriaus Kubiliaus žiniomis teisinio pagrindo atnaujinti bylą nėra.